Visų pirma, tai reikėtų pasitikėti specialistais, kurie tai daro. Tikėti jais, netikėti pletkais, netikėti kažkokiais gandais. O antra vertus, tai deginama ne tada, kada tuose buveinėse bujoja augalai ir klesti gyvybė. Tai būtent parenkamas specialiai tas laikas, kada daugelis augalų nevegetuoja, jis savo maistinės medžiagas ir naujus ūglius augo kažkur giliai po žeme. Jeigu nudega viršutinė dalis, lieka šakniastiebiai, lieka šaknis, iš kurių atauga nauji ar tie patys augalai, nauji ūgliai ir ta ugnis nieko nepakenkia. O jeigu kalbėtų apie kokius vabzdžius, tai daugelis jų vėlgi slypi, lindi kažkur įlindę lervų ar ten kiaušinėlių stadijoje. Ta ugnis, jeigu žemė jų nepasiekia, dalis tų vabzdžių sulindę į tuos pačius stambių medžių kažkokius plyšius po žievę ir ta ugnis tiesiog jų neranda. O kokie paukščiai tuo metu vėlgi, jeigu ir likęs koks vienas kitas ar ten žvėris, jis tiesiog pasitraukia toliau į kitą vietą ir ta ugnis neturi jokio poveikio.